Niūrės dienas ir ilgus tamsius rudens vakarus praskaidrina 2 laisvos dienos lapkričio pradžioje, kurios kartu su savaitgaliu sukuria mini atostogas. Šiais metais jas panaudosime pajusti tikrai Helovyno dvasiai. O kas geriau įprasmintų šią pas mus dvejopai vertinamą šventę, jeigu ne savo šlovės laiką pragyvenusių pastatų tyrinėjimas, iš kurių dabar likę tik griuvėsiai ir miesto legendos apie čia vykstančius paranormalius reiškinius. O tokių objektų apstu Lenkijoje. Tik iki pirmųjų taškų mums reikia veikti ne 100 km šios kaimininės šalies keliais. 3 valandas, dar 3 liko, jau Lenkijai ir reikia pavalgyti. Šešių valandų vairavimo pamaina baigta. Šausim traflų, nes gerkliai jauna peiliais kažkas ir varysim miegot. Kur šitą nenori elektrų vaikus skriaudžia? Neskriaučiu, šiek tiek apniurkiau ir viskas. Čia kai viešbuty būna iš tikrųjų viskas įskaičiuota ir naminiai gyvūnai. Vynas rado draugą. Kaip išsimiegojot mūsų kukliam lenkiškam būste? Liuksusėlis, neskaitant tos gėrybės, kur radau ant šepečio. Ja, turim lenkišką euro remontą. Čia labai šiuolaikiškai medžiu iškalta viskas. Ir aišku, balkonas su tvorele, kaip mes triušių kokią klėtį iškalam, sietką. Nu, bet nesakyk, lova tai buvo patogi. Labai. Pats blogiausias išsimiegojimas per pusę metų. Ne. Grandinis šildymas lenkiškai. Komunikabilios panas vėl susirado draugų. Ką tu, draugas? Prasideda. Pirmoji aplankyta vieta – unikalus 4 apvalių pastatų ansamblis sujungtas stikliniais koridoriais, kažkada tarnavęs kaip poilsio namai fabrikų darbuotojams ir galėję apgyvendinti daugiau nei kelius šimtus žmonių vienu metu. Šiandien čia likę tik griuvėsiai.
čia gal kabinetai. Sienos išmuštos. Kažkas čia apsėstas savo vardą buvo. Similiau gerą spintelę dar. Tai jūsų kambarė, ne? Ne, ačiū. Kaip žinai. Veikiantis. Čia mergaičių ir berniukų tualetas. O žiūrėk, patikrink. Šitas iš jūsų žaidimo. Palieka vidury žiemos atvirus langus. Gerai. Haliau. Langus uždarys savo kambarį? Tuoj duris pirmiausia užversim. Įtariu, kad čia jauki virtuvėlė buvo. Čia išduodavo jovalą per langelį vaikam. Arba šiaip pailsėti atvykusim žmonėm. Čia galėdavo traukti nešvarius indus. O ne, čia kažkas yra. Ten jos. Na, tipo, daug amžių. O čia investicijų kambarėlis. Žiūrėk. Galėtų būti šilelis ir prie sporto varžybų keletą gėrimų išgėrę. Keletą. Help. I need somebody help. O, žiūrėk, ledų jum radau. Ir čia visi šitie 4 aukštai, visus galima. Nu, šitą pradėjau. Čia labai tema. Kiek toli gali būti ribos, kol atims vaikus. Jo, aišku, eikit ant stogo pasivaikščiot. Itšibisiai. Nors kartą kažkas negyvatė nutašė ant sienos. Aš irgi tokių tapetų norėčiau namie. Laikui nepavaldus. Nu ir šitą freską. Ką, tokio kambario užtenka, ne? Paatostogauti. Paveikslas gražus ir šlovas. Ja, kaip atsirinkti, kuris mūsų kambarys, kai nėra numerio ant durų. Šitas bent jau su kėlimu, gaila, kad ne ant sienos. Aš sakyčiau, turim užduotį rasti kambarį be vyriško lyties organo ant sienos. Sakyčiau, kad čia, bet kažkas vis tiek sugebėjo bent jau taip įamžinti. Ne. Ir sienos neišpieštos beveik. Pažaidė kažkas kryžiukingai. Šitas be jokio dalyko. Laimėjom loterijai, ne? Gintarė Kaip rado. Lavytė.
Minkšta. Apačioje čia turbūt žuvo kažkoks paukštis. Tūliko tik bakas lygęs ir šitrai. Nesvarbu nuleidinėjant, nestovėt labai arti kojas gali aptaškyti. Šitas jaučiu šeimyninis. Aišku, vietos tai tiek pat. Čia kažkas apie Jordaniją gal labai stipriai svajoja. Žiūrėjo į Lenkijos polius ir svajoja, kaip nuvyksi Jordaniją. Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. Šitas saugus, su turėklais. O ir radiklės veda į viršų. Čia kažką bandė kviesti. Reikia gaisro gesinimu pasirūpinti čia gerai. Pažymėti šitas, kas jų patikrintas. Pirmą kartą pasijutau, kad tikrai Lenkijoje esam. Gerai, žiūrėk, aš to elektrą įjungsiu čia, kad būtų šviesiau. Jau kaip galima pasityčioti svastikas labiau, tai aš nežinau. Klausyk, šitie čia 100 metų dar laikės. Wow, čia visiškai naujas saugumo standartas. Ką čia Šakira veikia? Radai patį geriausią kambarį? Radau. Parodyk, kodėl. Jungiklis yra, kriauklė, visi patogumai. Pažiūrėk. Lova, lova. Kiek tu čia už šitą plojai su tokiais visais patogumais liukso kambarį? Ir rozetka. Rozetka, Wow. galim pasikrauti telefoną. Ir be to išsikišyvo, per kurį normalūs krovikliai nelenda. Tada žiūrėk. Wow. Ir šiandien dar. Ir dar va čia. Wow. Čia pats geriausias kambarys. Čia ta deginta mediena, dėl kurios visi svaigsta, ne? Geras, šitas turbūt brangesnis bus. Piknikas buvo ir mūsų nepakvietė. Sad, very sad. Kaimynai pikniką darė be mūsų. Kaip tik pietus. Sad. Užgesim šviesą išėjome.
Nu ką, panas, sanatorija patiko? Liuksasėlis pailsėjom, 5 žvaigždutės. pasispatinom Gaila baseino šitam nebuvo. ir pirščių. Sed, neiškūrentos. Gerai, išsipilus kūrą padarom paprastus aritmetinius veiksmus. Borto kompas rodo, kad 6 litrai vidutinės vados, realybėj 7,8. Awesome, žiauriai tikslu. Vaizdas toks pat kaip pas mus bute dabar. Na vėl tik tai skiliutės į lauką mažiau. Kalbėti garsiai negalim. Ten kažkas gyvena. Tai dar priduos policijai. Čia traukinio vagonus laikė. Kurią pusę išeina?
čia raštas. Ar iš viršaus? Kaip dvarininkai laukdavo Kalėdų senelio, kad per čia kažkur ateitų. Per tokį jau tikrai galim viso tokio dydžio Kalėdų seneliukas. Radom, tai paliekam. Žodžiu, laikės. Kiek tu čia gali rodytis, ką? Seniukai, aišku, viską parašom lenkiškai, vis tiek čia turistai niekad neatvažiuos. Aišku, kadangi ir čia nėra jokių angliškų ar jo labiau lietuviškų užrašų, reiks googlint, kas čia atsitiko. Ir kažkaip Gintariai pasakot viską jums. Au! O istorija buvo tokia, kad 1939 m. rugsėjo 4 dieną vokiečių pajėgoms veržiantis į Lenkiją, šios oro pajėgos pakėlė 3 lėktuvus bombarduoti šią kryptimi besiveržiančią vokiečių koloną. Po neilgai trukusio mūšio visi 3 lėktuvai buvo numušti. Iš 12 įgulos narių 8 žuvo iš karto, o 1 neišgyveno karo. 40-mečio proga menininkai norėjo pastatyti paminklą, taip įprasminti gynėjų žūtį. Tačiau tuometinė valdžia stipriai tam priešinosi ir tai nebuvo įgyvendinta. Ir tik 2009 metais buvo sukurta realaus dydžio gynėjų lėktuvo kopija ir kartu su paminklais, monumentais buvo pastatyta čia, nukritimo vietoje, taip pagerbiant šios šalies gynėjus per Antrąjį pasaulinį karą. Tai vat, visa istorija tokia ir buvo, kurią ir mes sužinosime tik tai grįžę iš tikrųjų, bet dabar atrodykim taip, kad ką tik papasakojom ją. Labai gaila. Liūdna istorija. Kokia mama, tokios dukros, varlę gaudo. Ir spanguolių radom. Vargšas mažas gyvūnas. Čia Emilės princas. Bet pasilaikys dar nebučiuos. Beveik persiradom beveik namo. Turim jau žmoną gulinčią. Turim 2 kažkoks medūzas. Čia medūzas turbūt bus išlankstytas. O aš galvoju, kad čia tos, kur perlas būna viduje. Nu, pasižiūrėk, ar perlas yra. Bet jeigu smegenų nėra, tai tikrai bus medūzas. Gerai. Bet šiaip dėl vaizdo mes čia ėmėm šitą, nes vaizdas atsiveria į sunkvežimio aikštelę. Gerai, gal ir ne dėl vaizdo. Pambaram, pambaram, juoda balta, ventikas ūžia, hello, that's me. Ir einam ilsėtis.